Kauno Žalgirio krepšininkam Eurolygos top 16 turnyras ir toliau klostosi nesėkmingai. Nepaisant pralaimėjimų lavinos užgriuvusių žalgiriečius, komanda užgriuvo ir kiti rūpesčiai. Komandoje savo postų neteko vos prieš keletą mėnesių prisijungė vyriausias komandos treneris Ramūnas Butautas ir sporto direktorius Algirdas Brazys. Trečiajame top 16 ture kauniečiai keliauja į Ispaniją, į Malagą, kur susitiks su Unicaja ekipa. Per pirmuosius 2 turus ispanai nesugebėjo atsilaikyti prieš Maskvos CSKA ir netgi prieš Lenkijos Asseco Prokom ekipą. Naudingiausia ekipoje žaidžia Robertas Arčibaldas. Komandos aukštūgis pelno po 11 taškų, atkovojo po 8 kamuolius. Jam puikiai talkina kitas komandos puolėjas Georgijos Printezis. Graikas pelno po 11 taškų ir atkovoja po 4 atšokusius kamuolius. Universaliai rungtyniauja žaidėjas Omaras Kukas. Jis įmetė po 7 taškus, atlieka 3 rezultatyvius perdavimus, taip pat perima ir atkovoja po 3 kamuolius, tačiau padaro net po 4 klaidas. Komandos naujokas Juanas Diksonas svariai prisideda prie komandos rezultatų. Jis pelno po 11 taškų, atkovoja po 3 kamuolius, tačiau sugeba suklysti po 3 kartus. Tuo tarpu Kauno Žalgirio gretose geriausiai sekėsi žaisti prieš Maskvos ekipą. Į komandos rikiuotę sugrįžusiam Tadui Klimavičiui. Krepšininkas per beveik 30 minučių pelnė 12 taškų, sugebėjo atkovoti 4 kamuolius ir pridėti 2 rezultatyvius perdavimus, bei buvo naudingiausias komandos žaidėjas aikštelėje. Komandos kapitonas Dainius Šalingas sužaidė neįprastai blankokai. Žaidėjas pelnė 10 taškų ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Žalgiriečio aukštaūgis Mirza Begičius aikštelėje praleido nepilna 17 minučių, tačiau per jas sugebėjo pelnyti 8 taškus, taip pat pridėjo 4 atkovotus kamuolius. Komandos žaidėjas Aleksandras Čapinas vis dar bando nutaikyti savo taikiklį tinkamą linkmę. Prieš Maskvos ekipą pelnė 10 taškų, nors ir pridėjo 4 atkovotus kamuolius, tačiau nesugebėjo atlikti nei vieno rezultatyvaus perdavimo. Žalgiriečių puolėjo Treviso Watsono sugrįžimas nors ir buvo atidėtas vėlesniam laikui. Žaidėjas su komanda išvyko į Malagą, bet ar žais paaiškės tik tai paskutinę rungtynių dieną. Tiek žalgiriečiai, tiek Malagos krepšininkai šiuo metu yra turnyrinės lentelės dugne, tačiau šios savaitės dvikovoje situacija kažkuriai komandai pasikeis. Eurolygos top 16 trečiojo turo rungtynės tarp Malagos Unicaja ir Kauno Žalgirio krepšininkų jau šį trečiadienį 21:45 min. Varžybas gyvai galite sekti Eurobasket.lt krepšinio portale.